Labas, tai toks trumpas video. Tai taip, aš dabar šiek tiek prisiminiau, tai čia tikrai reikia rankos pridėti. Čia ir tie mygtukai per dideli, taip toliau, čia galima viską tikrai sumažinti, tas pasirinkti savybės. Iš tikrųjų reikėtų tikrai stipriai pamažinti ir, kaip sakyt, čia turėtų būti, žinai, nu, viskas biški mažiau ir minimalistiškiau, kaip sakėt. Tai plius čia turbūt reikėtų padaryti, kadangi rūbai tai dvi nuotraukos per ekraną, tai tuo mes čia pasižiūrim, ką mes čia galim padaryti. Bet, nu, žodžiu, iš esmės čia tvarkyti, taip, čia reikia tikrai patvarkyti, pagražinti, krepšelį mes galim perkelti į viršų kažkur, bet tada kur? Nes tada tai buvo ta parduotuvė kaip ir tokia, žinai, antraeilė, tai tos krepšelio ikonos mes nekėlėm, nes čia dabar gaunasi tokia biški nesąmonė. Gaunasi kaip ir svetainė reprezentacinė, bet dar yra viduje ir parduotuvė, bet tos parduotuvės sakė ten neakcentuoti ir taip toliau. Aišku, taip, krepšelį čia reikia ir apmokėjimą tikrai tvarkyti, tai čia turėtų tarpas būti, čia kad balta, tai čia gal dar ne taip ir baisiai, bet iš principo taip, čia tvarkyti tikrai reikia ir gan daug, bet čia yra tokia didesnė bėda. Mes turim komanda.b1.lt ir mes turime komandą ir kas dar ten buvo. Taip, va. Ir čia yra akademija. .b1.lt. Taip, tai mes turime šitus ir čia, žodžiu, mes ten sutarėm pinigų sumą ir čia yra 7-8 procentų padaryta ir akademija, jo. Ir čia jau tada nutrūko, nes aš paprašiau, kad atsiųstų turinį, nes jie norėjo homepage'us pasikeisti, tai kaip tada darom su parduotuvė, nes dabar parduotuvė tiek akademijoje, tiek tenais yra padublikuota. Tai čia tada mums reikia kardinaliai iš viso aptarti, ką tada darom, kaip darom ir va čia, man atrodo, buvo ar nesenos nuotraukos, nežinau, tai gal va čia va ir naujos nuotraukos sukeltos, gal čia jau ta parduotuvė ir biški labiau akademijoje tada čia suvesta, o čia parduotuvė, ne, tai akademija jo, o komandai parduotuvė, jeigu paspaudžiu. Ai, matai, jo, padaryta, kad iš komandą į parduotuvę veda į akademiją. Tai vat gal, o gal jūs kaip tik šitoj svetainėje žiūrėjot, select options, kad čia anglų kalba. Tai va dar reikia žiūrėti. Nu tai va čia yra DJ, additional information, čia aprašymo nėra. Nu žodžiu, čia yra tikrai daug ką veikti, bet aš manau, kad mums reikėtų pasidaryti Google Meet'ą ir su shared ekranu perbėgti, apsitarti visą finansus, galimybės, viską ir tada kažką čia bandyti žiūrėti.